Čia Energy Digest – tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 28-oji 2020 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Klaipėdos uostas rengėsi jūrinio vėjo energetikos plėtrai. Europa atsisuko į žaliąjį vandenilį, o dujų balionus iš daugiabučių išgyvendinti bus siekiama parama. Iš tokių vidutinių naujienų Briuselis nestojo į Lietuvos pusę dėrybose dėl Astravo elektros importo. Be visų šių dalykų, Ignitis grupė savo antrinės bendrovės apdalino paskolomis, atpigęs terminalas sutraukė Klaipėdos naftos pajamas, o nuotolinių saulės parkų rinka pasipildė naujų žaidėjų. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungti su europiniais elektros tinklais. Yra turėti kiek įmanoma žemesnį kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Klaipėdos uoste bus ieškoma 15 hektarų ploto su krantine. Tiek jo, manoma, reikės jūrinių vėjo jėgainių gamybai, jų komponentų rinkimui ir jėgainių transportavimui į jūrą. Iki rugsėjo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija įsipareigojo atlikti išsamią analizę ir išsiaiškinti, kur uoste tokia krantinė galėtų būti įkurdinta. Bus taip pat siekiama išsiaiškinti ir lėšų poreikį. Uoste laisvos vietos atrasti nėra lengva, tačiau jūrų krovos kompanijų asociacijos vadovas patikino, kad dėl bendro tikslo gali kooperuotis ir kelios bendrovės. Vėjo jėgainių jūroje plėtra bus nauja veikla šalyje. Nemaža dalis šių darbų vyks krante. Tad tikimasi vėjo jėgainių vystytojams reikalingą infrastruktūrą ir paslaugas teikti Klaipėdoje. Bendras jūrinio vėjo potencialas Lietuvoje siekia iki 3,35 gigavatų. Pirmąjį 700 megavatų apimties jūros vėjo plėtros etapą numatyta įgyvendinti iki 2027 metų. Šis parkas pagamins beveik ketvirtį Lietuvai reikalingos elektros energijos. Jo statyboms gali prireikti iki 1 milijardo eurų. Litgrid, planuodama elektros tinklo plėtrą, daro prielaidą, kad po 2030 metų vyks ir antrasis etapas ir jis bus bent tokio pat dydžio. Europos komisija regis neketina atsieti Astravo elektros importo klausimo ir sinchronizacijos, tačiau jis siūlosi imtis papildomų veiksmų branduolinės jėgainės saugumo užtikrinimui. Antradienį šiuo klausimu tarėsi Baltijos šalių ministrai, anot už energetinę sąjungą atsakingos eurokomisarės Kadri Simpson, aptarė sinchronizacijos ir taip pat branduolinės saugos klausimus. Šią savaitę Europos komisija taip pat pateikė žadėtą kompromisinį pasiūlymą dėl Baltijos šalių elektros prekybos su trečiosiomis šalimis. Anot Estijos ekonomikos ir infrastruktūros ministro Tavi Aso, Briuselis siūlo griežtesnės Astravo atominės elektrinės branduolinės saugos priežiūros priemonės. Anot jo, tai reiškia, kad Europos branduolinės energetikos reguliuotojų asociacija NSREG atliks dar vieną branduolinės jėgainės apžiūrą. Pasiūlyme nėra draudimo trečiųjų šalių elektra prekiauti Latvijai ir Estijai, nors tokio draudimo Lietuvos energetikos ministerija buvo paraginta siekti, kai pasipriešinimo sulaukė ankstesnis, to neužtikrinęs vyriausybei pristatytas trišalio susitarimo projektas. Europos komisija šią savaitę pristatė žemyno žaliojo vandenilio strategiją. Ji turėtų padėti netaršiomis tapti kai kurioms sunkiai žaliuojančioms pramonės šakoms, tokioms kaip chemijos ar plieno pramonė. Paskelbta strategija reiškia, kad ši technologija bus vienas prioritetų ES ekonomikos gaivinimo programoje. Dėl apytiksliai 750 milijardų eurų dydžio programos šiuo metu vyksta dėrybos. Tuo pačiu įkurtas ir žaliojo vandenilio aljansas, padėsiantis nukreipti būsimas investicijas. Vandenilis degdamas neišmeta anglies dvideginio, bet yra gaminamas iš gamtinių dujų. ES susitelks į švariojo vandenilio gamybą vandens elektrolizės būdu. Tiesa, pereinamuoju laikotarpiu Europa nagrinės ir galimybės gaminti vandenilį iš gamtinių dujų, susidarančius taršius produktus laidojant po žeme. Pastarasis procesas Lietuvoje pernai buvo uždraustas įstatymu. Šiemet garsiausia technologijos šalininkė Vokietija paskelbė skirsianti 9 milijardus eurų žaliojo vandenilio technologijoms vystyti. Atpigęs suskystintų gamtinių dujų terminalo išlaikymas sutraukė į valdančios Klaipėdos naftos pirmojo pusmečio pajamas. Beveik 26% nuo 51 iki 38 milijonų eurų. Terminalo išlaikymo sąnaudos nuo sausio 1 dienos buvo refinansuotos ir išdėliotos per ilgesnį laikotarpį. Bendrovė gavo pastebimesnių komercinės suskystintų gamtinių dujų veiklos pajamų, tai yra iš tarptautinių projektų ir antžeminės suskystintų dujų skirstymo stoties veiklos. Šių veiklų pajamos siekia 1,4 milijonus eurų, kai pernai tesiekė 100 000.
Bendrovės naftos terminalai pirmąjį pusmetį preliminariai gavo beveik 2% daugiau pajamų nei pernai tuo pačiu metu. Antrinė Latvijos energetikės Latvenergo įmonė Elektrum Lietuva jungiasi prie gausaus ir įvairaus nuotolinės saulės jėgainės vystančių bendrovių būrio. Ji pajūryje pradeda 1,5 megavato galios saulės jėgainės statybas. 3 hektarų ploto parke bus įrengti 4410 polikristalinių saulės modulių. Jėgainėje pagamintos elektros bendrovės skaičiavimu turėtų užtekti apie 1000 namų ūkių. Projektą planuojama baigti spalį, o bendrovės investicijos sieks beveik 1 milijoną eurų. Norėdama paskatinti daugiabučių gyventojus atsisakyti dujų balionų, energetikos ministerija derinimui pateikė jų keitimo kitais energijos ištekliais tvarką. Siūloma iki 600 eurų paramą skirti kiekvienam butui tuose daugiabučiuose, kurie vietoje balionų sutars pereiti prie elektros arba, jei gali, vamzdinių gamtinių dujų. Vyriausybė iš biudžeto tam šiemet skiria 15 milijonų eurų, kitais metais planuojama dar 10 milijonų eurų parama. Energetikos ministerijos duomenimis, dujų balionai vis dar naudojami daugiau nei 1600 daugiabučių namų, kuriuose yra apie 42 000 butų. Ir galiausiai, Ignitis grupė savo antriniai bendrovei Ignitis suteikė 20 milijonų eurų paskolą iš gegužę išplatintos 300 milijonų eurų obligacijų emisijos. Paskola leis bendrovei sudalyvauti savivaldybių viešai skelbiamuose konkursuose dėl gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimo ir kitų projektų. Bendrovė paskolą turės grąžinti iki 2030 metų gegužės. Ignitis grupė birželio pabaigoje tam pačiam laikotarpiai suteikė 200 milijonų eurų paskolą kitai savo antriniai bendroviai – ESO. Pastaroji pasiskolino pinigų norėdama refinansuoti investicijas į tinklo patikimumą ir efektyvumą. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas yra kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kuria sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip ne viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Prašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.